Sveiki, mano vardas yra Vakaris ir šį birželio mėnesį aš apkeliavau visą Lietuvą ir nufilmavau jos montažą. Tai viskas prasidėjo dar praeitų metų vasarą, kuomet man pirmą kartą gyvenime kilo į galvą tokia idėja. Aš išleidau mažeikį montažą ir jisai gavo labai daug peržiūrų, pamenu, ir aš labai dėl to džiaugiausi ir nusprendžiau, kad gal būtų visai įdomu nufilmuoti kitą vasarą, tai šią vasarą nufilmuoti visos Lietuvos montažą. Ir tada viską užmiršau, pradėjau mokytis, pradėjau kurti filmą ir kurdamas filmą aš turėjau galvoje šią mintį, bet kaip ir minėjau, viškai šiek tiek buvau primiršęs. Kol neatėjo 24 metų sausis, aš su draugais važiavau mašinoje ir pirmą kartą savo gyvenime išgirdau Gabrielės Ulkickytės dainą Patalai. Ir aš pamenu tą dainą iš karto pašazaminau ir mane tuo metu jau vežė namo ir aš kai grįžau namo, aš bėgte bėgau į savo namų antrą aukštą, kur sėdau prie kompiuterį ir pusę nakties praleidau klausydamas tiesiog tos dainos praktiškai vis iš naujo ir rašydamas visos kelionės scenarijų, kaip aš noriu, kad tas montažas atrodytų. Tai kas žiūrėjot montažą, suprasit, kad čia nebuvo mano eilinis montažas, aš šiek tiek pasakau tokią šiokią istoriją. Šio montažo buvo 3 idėjos, kurias aš dar sugalvojau dar sausio mėnesį, kas yra prieš 7 mėnesius. Ir aš sugalvojau, jog noriu papasakoti šiuo montažu 3 idėjas. Pirma idėja būtų, jog noriu parodyti Lietuvos garbingo amžiaus žmonėm, jog Lietuvos jaunimas yra labai patriotiškas ir Lietuva yra gerose rankose, nes auga labai patriotiškas ir geras jaunimas, tai naujoji ta karta. Antra idėja buvo, jog aš noriu parodyti Lietuvos jaunimui, ypatingai paaugliams, jog Lietuva yra labai nuostabi šalis ir čia yra labai gera gyventi, nes sklinda gandai, kad visi emigruos, kad Lietuva neįmanoma išgyventi. Aš norėjau pakeisti žmonių nuomonę, parodydamas Lietuvos nuostabią gamtą ir nuostabius ir gražius ir senus miestus. Ir trečioji idėja buvo tiesiog parodyti pasauliui visą Lietuvos grožį. Tai aš manau, kad šias idėjas įgyvendinau, neperžiūrėjau kiekiu, bet pačiu montažu ir manau, kad parašiau tą scenarijų užtruko kokius 2 mėnesius tikrai, nes neskubėjau, mokiausi daug, kalbos atsiskaitimas buvo valstybinio brandos egzamino, anglų kalbėjimai ir aš visiškai ten į dieną po 10 minučių parašydavau ir tuom viskas pasibaigtų. Ir tai truko 2 mėnesius. Aš 2 mėnesius rašiau tą scenarijų, sugalvojau, kad noriu pasisamdyti berniuko šeimą, kuris vaidintų visą kelionės metu keliautų link tos Gedimino pilies. Tai čia buvo mano tiesiog labai senai parašytas scenarijus. Ir aš susiradau Facebook'o grupę pavadinimu Noriu filmuotis, kas norit galite nueiti pažiūrėti, nemokama reklama. Ir į tą grupę aš įkėliau įrašą, kad ieškau berniuko, idealiausiai būtų jau nuo 5 iki 7 metų, ten, kad būtų blondiniški plaukai, bliudelio ir kad jisai nusifilmuotų patriotišką montaže. Ir aš gavau atsakymą gal iš 10 šeimų per mažiau negu parą ir man atsiuntė nuotraukas tų berniukų ir aš tiesiog atsirinkau būtent Gabrielių. Tai Gabrielių linkėjimai Gabrielio mamai ir tėčiai. Labai nuostabi šeima, labai buvo lengva dirbti su jais. Ir viskas gegužės pradžioje buvo jau suplanuota. Gegužės 1 dieną aš, man atrodo, užbaigiau viską absoliučiai nuo plano iki lokacijų eiliškumo, iki scenarijaus, iki aktorių. Viską absoliučiai buvo užsibaigęs ir tiesiog belaukiau tų praktiškai, nepraktiškai daugiau negu 1,5 mėnesio. Birželio pradžioje parašiau egzaminus ir birželio 19 dieną, 1 valandą dienos, aš per tragišką, lietingą orą pasileidau į kelionę aplink Lietuvą. Viskas. Išvarom. Visas kiaurai išlapęs. Žodžiu, nežinau. Birželio 19 dieną aš atsikėliau su labai prastom nuotaikom, buvau susidėjęs jau visus daiktus, visi lagaminai, absoliučiai viskas buvo sukrauta. Žiauriai bijojau. Tikrai nesitikėjau, naktį labai sekė sunkiai miegoti. Tiesiog bijojau tos nežinomybės, nes nesu dar tiek daug vienas keliavęs, apskritai vienas keliavęs aš nesu gyvenime ir dabar ir keliauti, ir važinėti, ir vairuoti pačiam, ir bukintis viešbučius, ir dar pagrindę nufilmuoti gerą montažą buvo tikrai man iššūkis, manau. Pirmas mano sustojimas buvo Šiauliuose, tai kol važiavau iki Šiaulių, biškį nustojo lyt, bet buvo visiškai apsiniaukęs oras, filmavau Šiauliuose prie pusę valandos, galiu įdėti iškarpą. Sveiki, kelsiu droną. Aš nežinau, ar jis mane girdi. Pirmas montažo pakėlimas.
to kadro aš nei vieno nepanaudojau, nes įlipęs į mašiną visą laiką aš taip darydavau, atvažiuodavau lokaciją, nufilmuodavau, lipdavau mašiną, persikeldavau failus. Dėl viso pikto, kad SD kortelės, kad neužlūžtų, aš tiesiog viską norėdavau turėti iš karto kompiuterį ir nerizikuoti. Ir aš iš karto pamačiau, kad ten tragiški kadrai ir aš niekur jų tikrai nenaudosiu. Antra mano lokacija buvo Kirkilų apžvalgos bokštas, ten taip pat buvo apsiniaukę ir dėl to pirmą dieną man buvo turbūt pati prašiausia diena viso kelionį, nes labai buvo nefainiai, nes aš norėjau kurti montažą apie tokią saulėtą Lietuvą, ne tokią apsiniaukusią, buvo labai niūru, buvo labai tamsus kadrai ir man tas žiauriai nepatiko. Labai gražiai. Esu koks vėjas, kaip lyja. Nice. Labai gražiai. Labai kietai. Dabar einu į mašiną ir pažiūrėsiu, tiksliau paluktelsiu to, kol nustos būti. Ir žiūrėsim, tada gal pavyks šitą droną pakelti, nes ant tokio lietaus, kuris dabar yra, čia net nelietų, čia dūksna. Tai droną pakelti aš jokiais būdais negaliu, nes mano kelionė čia ir pasibaigtų. Bent jau filmavimas čia mano ir pasibaigtų, jeigu aš dabar droną pakelčiau. Tai eisiu palaukti biškį. Labai gražiai atrodo. Labai. Bet nusifilmavau ir panaudojau, tikrai matėt montaže kelis kadrus iš ten. Ir trečias mano sustojimas buvo Panevėžys. Jo, Panevėžys. Panevėžyje aš nieko nefilmavau, Panevėžyje aš pernakvau, buvau ten užsibukinęs apartamentus su self-check-inu ir viskas vyko labai sklandžiai, atvažiavau, aš ten pasiėmiau raktą su koduku, atsirakinau ir įėjęs pamačiau, jog už tokią nedidelę sumą tikrai galima rasti labai gerų kambarių Lietuvoje. Ir atsigulęs į lovą aš pasiėmiau savo kompiuterį ir pradėjau montuoti tiek TikToką, tiek vlogą iš pirmos dienos. Buvau žiauriai šiaip nusikalęs, nuėjau miegoti antrą nakties ir supratau, kad man šita rutina tikrai bus per daug tragiška ir nusprendžiau, kad nedarysiu aš nei TikTokų, nei vlogų kiekvieną dieną, geriau viską pertiksiu va čia. Išmiegau gerai ir atsikėliau ir man tik prabudus į galvą švietė saulė ir aš labai apsidžiaugiau, iš karto šokau iš lovos, pažiūriu, giedras dangus, šviečia saulė ir išvažiavau į sekančias lokacijas. Antra diena šiaip buvo gan sudėtinga, šiaip ir galvas skaudėjo, nes nieko doro nebuvau valgęs. Ir tada nuvažiavau į Anykščius, į Merkinę, į Molėtus ir į Europos geografinį centrą, kuris yra Purnuškėse. Taip. Ir paskutinė lokacija buvo Vilnius. Visos lokacijos šiaip pavyko nusifilmuoti identiškai gerai. Ta pati rutina. Jeigu esu buvęs lokacijai, net nelipu iš mašinos. Jeigu nesu buvęs lokacijai, išlipu, nueinu pats apsižvalgau, grįžtu į mašiną, atsisėdu, pakeliu droną ir išvažiuoju. Čia mano tokia rutina buvo kiekvieno filmavimo. Ir, pavyzdžiui, Anykščiuose net nebuvau iš mašinos išlipęs, tokia aš esu buvęs Merkinėj, užlipau į apžvalgos bokštą Molėtų observatorijoj, net nelipau iš mašinos ir ten Europos geografinio centre išlipau apsižiūrėti. Tai suprantat. Ir tuomet atėjo pati baisiausia kelionės vieta, tai yra vairavimas Vilniui. Europos geografinis centras nufilmuotas, dabar liko sunkiausia dienos dalis. Vairuoti Vilniui. Va čia bus bairu. Neslėpsiu, šiek tiek kelias dreba. Bet aš manau, kad susitvarkysiu. Pirmą kartą gyvenime Vilnių vairuosiu, pažiūrėsim, kaip gausis. Aš pats esu iš Mažeikių ir aš čia tik praktiškai esu vairavęs, neskaitant ten Kretingos, Plungės, Telšių ir Šiaulių. Tai čia nepalyginsi nei vieno miesto ir miestelio su Vilnium. Ir atvažiavau lokaciją į patį centrą gerai, apsistojau pas savo krikšto tėvus ir pusbrolius su pusseserę, tai linkėjimai jiems, kad taip pat padėjo, kaip sakant, šiek tiek finansiškai sutaupyti ir 2 naktis pernakvot pas juos. Atvažiavęs į Vilnių labai buvau pavargęs, net į Instagramą nieko nekeliau, absoliučiai tiesiog guliaus ir buvo amelman, aš iš karto smigau labai greitai. Ir atsikėliau sekantį rytą, tą dieną, kai Vilniui buvau pilną dieną ir atėjo pats įdomiausias filmavimas, tai yra su Gabrielium. 11 val. Ryto aš susitikau su ta šeima ir pradėjom jų bute filmuoti visą montažo simbolį, visą montažo pamatus. Dar kartą pasikartosiu, viskas vyko labai sklandžiai, tai aš tau, Gabrieliau, siunčiu linkėjimus didžiausius, tikrai nebijoju, kad šį video žiūri ir sėkmės tau, nes sakai, kad nori būti aktorius. Nusifilmavom jų bute, tada važiavom, neatsimenu kur, Gabrieliaus tėtis nuvedė kelią prie labai gražios vietos, kur buvo suoliukas, ten padarytas ir jis sėdėjo ant to suoliuko, pro jį pravažiavo. Tada nuvažiavom prie Cupo, ten nusifilmavom prie Baltų
tilto visus kadrus, kaip jis taip pat važiavo su dviračiu ir tada galtinai nuvažiavom prie Gedimino pilies ir ten nusifilmavom montažo pabaigą. Ir viską filmavom 5 valandas, aš buvau nusikalęs, Gabrielius buvo nusikalęs, jo tėvai taip pat buvo nusikalę, buvom visi labai pavargę, jie išėjo valgyti, aš išėjau valgyti atskirai irgi. Ta dieną dar nuvažiavau į Vingio parką, nusifilmavau pats pirmas montažo kadras, oro balionų, dar po filmavimo su Gabrieliumi jis buvo filmuotas, tai net ir pavargęs aš galvoju, kad vieną kartą čia galimai paskutinį tokį dalyką darau, kad visos Lietuvos vienas pats čia keliauju, tai nusprendžiau, kad reikia nesilsėti, o dirbti ir varyti filmuoti. Ir sekantį rytą aš atsikėliau vėl su niūriom nuotaikom, vėl buvo prastas oras, nelyjo, buvo apsiniaukę, bet man buvo labai svarbi diena, nes buvo Trakai, Druskininkai, ten Alytus, kas yra labai tikrai 3 gražus ir nuostabus miestai, ir Trakuose tai iš viso pradėjo lyti ir aš tiesiog atsisėdau ant lieptelio, taip pat ir sėdėjau ir laukiau, kol nustos lyti. Atsisėdau ant lieptelio, biškį palaukiau, kol nustos lynuoti, nes labai lyja. Ir nustojo, pakėliau droną, vėl niūrią pilį nufilmavau, tai buvau labai nepatenkintas tuom, bet viskas tvarkoja, važiavau tiesiog toliau, klausiaus garsiai muzikos ir stengiausi savo išlaikyti pozityvę nuotaiką, kaip sakant. Ir atvažiavau į Druskininkus, labai susitvarkė oras, matėt, kad kadras ten su lynu iš Druskininkų, tai labai buvo geras oras ir labai vėl apsidžiaugiau, pagerėjo nuotaika. Sveiki, atvykau į Druskininkus ir čia yra pasakiškas oras. Einu dabar Nemuno kranto nufilmuoti lynų kelią, tas lynas, kur eina per Nemuną. Žmonės garsus. Fainai, čia labai fainai. Grynas švarus oras. Labai kietai. Taip. Ir tada išvažiavau į Alytui pernakvojau taip pat ir prasidėjo 5. kelionės diena. Ir 5. dieną vėl tas pats, vėl prastas oras ir vėl svarbios lokacijos Birštonas ir Kaunas, kas yra labai svarbios lokacijos, man sekantį nakvynę Kaune. Tai išvažiavau iš viešbučio anksti ryte, nufilmavau Alytaus Baltosios rožės tiltą ir nuvažiavau į Birštoną ir taip pradėjo lyt, kad aš pasijungiau tiesiog orus ir pamačiau, kad visą likusią dieną nenustos lyt. Tai nusprendžiau tiesiog visiškai apleisti šitą dieną ir važiuoti į Kauną, įsičekinti viešbutį ir važiuoti į į Akropolį, žiūrėti filmą. Žodžiu, grįžau ką tik į mašiną, kiaurų išlapęs, kaip matote, esu gerai, kad bent jau kapišoną turėjau, striukę pakabinau džiūnai ten dabar. Tai planas yra toks, čia 100% nenustos lyt, nes čia net nelyja, čia yra tokia dūksna, šlykšti dūksna ir drono kelti jokiais būdais negaliu. Tai žodžiu, varau dabar į Kauną, įsičekinu į viešbutį ir sėdžiu viešbutį ir žiūriu, kaip keisis oras. Jeigu prireiks, gal spėsiu šiandien čia dar grįžti nufilmuoti, jeigu pasikeis oras, tai va. Ir atvažiavęs į Kauną, prašiau tėvams, sakau, viskas šiandien uždaryta, labai daug lokacijų praleidau, nelabai daug bet labai 2 svarbias lokacijas praleidau tiek Kauną, tiek Birštoną ir labai nukrypau nuo savo plano, labai pradėjau atsilikinėti nuo savo plano. Ir nuėjau į Akropolį, pažiūrėjau trilerį, siaubo filmą labai gerą ir aš buvau tada laimingas, man buvo fainiai. Biškį pailsėjau nuo visko. Grįžau viešbutį pirmą naktį, šiek tiek pamontavau, pažiūrėjau futbolo Europos čempionatą ir užmigau. Ir atsikėliau ryte ir turėjau 2 pasirinkimus. 2. Pirmas pasirinkimas. Arba aš tęsiu kelionę nenufilmavęs Birštono ir tęsiu kelionę tiesiog pagal planą. Antras pasirinkimas, aš išvažiuoju anksčiau, kokie 9 ryto, nukrypstu nuo plano, bet važiuoju atgal į Birštoną ir nusifilmuoju ten visus svarbias lokacijas ir Kauną ir važiuoju toliau link Tauragės. Spėkit, ką aš pasirinkau. 3 variantą. Aš pramiegojau. Atsikėliau be 10-12, kai man 12 išsičekinti iš viešbučio reikėjo, šokau už lovos, bėgau dušą, greit atsiprausiau. Pavėlavau 15 minučių išsičekinti, bet ant manęs niekas nepyko, aš jiems parašiau atsiprašymo laiškelį, sakė viskas gerai, čia dažnas atvejis. Nuvažiavau tą Birštoną, žiauriai vingis didelis, labai ilgai užtrukau, bet nuvažiavau, nufilmavau ir Kauną nufilmavau Pažaislio vienuolyną, labai rekomenduoju apžiūrėti, tiksliau nukeliauti Pažaislio vienuolyną. Nebuvau ten buvęs ir iš tikrųjų labai nustebino ir kiek žinau, kad labai daug lietuvių nėra ten buvę. Ir tai Pažaislio vienuolynas yra tikrai iš tų 52 lokacijų tikrai viena iš tų, kur man paliko tikrai, manau, didžiausią įspūdį. Ir tada Panemunės keliu pasinėriau link Tauragės, nufilmavau Panemunės pilį, nufilmavau Raudonės pilį, Raudondvarį, nufilmavau Jurbarką, nufilmavau Tauragę ir atvažiavau Šilutę pernakvoti. Šilutį nieko nefilmavau.
Ir atsikėliau ir vėl sulėtas oras ir prasidėjo tokios šiek tiek niūrios nuotaikos, nesupratau, kad viskas tuoj baigsis. Aš jau buvau labai pripratęs prie rutinos, tas atsikėlimas, tas važiavimas, tas filmavimas, tas vairavimas, tas nuovargis, aš jau prie to labai buvau pripratęs ir nufilmavau Ventės ragą, nufilmavau Klaipėdą ir atvažiavau į Nidą, į savo pačią mėgstamiausią vietą Lietuvoje, tai Neringa, ir Nidai aš susitikau su savo labai geru draugu Karoliu ir ten aš turėjau tikrai labai gerą laiką ir viską nusifilmavau, ką norėjau, gavos labai gražus kadrai, matė tokia vos ne violetinis, kur dangus yra, viskas labai gražiai atrodė. Ir išaušo paskutinė kelionės diena, tai jau labai sunki diena, iš tikrųjų per daug užsidėjau savo kaip paskutiniai dienai. Manęs laukia Klaipėda, Palanga, Šventoji, Cable Parkas, Kretinga, Plungė, Telšiai, Šiauliai, kiek aš čia 8 lokacijas. Labai išskubėjau, nuo 10 ryto aš pajudėjau iš savo Nidos viešbutuko ir viską suspėjau. Visur gavos labai gražus kadrai. Vienintelis dalykas, dėl kurio aš paskutinę dieną žiauriai susinervinau ir dėl ko aš dabar prisiminęs labai nervinos, tai kad Palangoj man niekur neleido nei metro nuo žemės pakelti droną. Dėl šalia esančio oro uosto. Tas oro uostas nėra labai arti ir kitur ten leidžia iki 30 metrų pakelti, aš to ir tikėjausi. Tik pakėliau droną, man rašo, kad jisai turi nusileisti ir jisai automatiškai nusileis, jeigu aš pats jo nenuleisiu. Tai dėl šito dalyko labai sunervinau, nes Palangos apžvalgos ratas, Palangos bažnyčia, Basankė, tai čia yra Lietuvos simboliai, praktiškai Lietuvos kurortas ir dėl šito labai pergyvent pradėjau, bet nenuleidau nosis ir važiavau toliau į Šventąją. Tai ir paskutinė diena praėjo labai sklandžiai, Kryžių kalno kadrai gavos kosminiai Šiauliuose, buvo saulėlydis, labai viskas gražiai atrodė ir grįžau namo ganėtinai vėlai. Grįžau 11:30 ar 12 ir mano tėvai mane pasitiko prie durų, apsikabino, labai džiaugiasi, kad sveikas, grįžau namo. Ir užlipau į 2 aukštą, visus daiktus tiesiog nuo savęs nusimečiau ir atsiguliau ant lovos ir galvoju, wow, kas čia ką tik buvo. Šiaip labai greitos dienos prabėgo, labai greitai visą kelionę praėjo. Sėdau tada montuoti. Montavau apytiksliai 50 valandų per 4 dienas, kas tikrai yra labai daug. Sėdau, norėjau kuo greičiau viską pasidaryti. Ir Liepos 1 naktį, tai yra iš Birželio 30 į Liepos 1, aš įkėliau savo, mano nuomonę, patį geriausią montažą. Tai skaičiais kalbant, ant kelionės aš išleidau apytiksliai 900 eurų, nuvažiavau 1850 km lygiai, kas irgi yra žiauriai daug. Ir pradėjau dirbti ties reklamom, išvažiavau Dainų šventę ir visą Dainų šventę dirbau ties reklamom, kėliau TikTokus, montavau Jėzų, rašiau žiniasklaidai, žodžiu. Ir šiai minutiai, dabar kol filmuoju šitą video, mano montažas turi beveik 10 000 peržiūrų, kas tikrai yra žiauriai daug, aš pagerinau savo peržiūrų rekordą YouTube'ai ir labai tikiuosi, kad tos peržiūros dar nenustos kilti. Aišku, aš dariau ne dėl jų, bet labai noriu savo idėjas parodyti kuo daugiau žmonių, tai dėl to. Dabar yra Liepos 9 diena ir aš esu labai patenkintas tikrai savo padarytų darbų. Daug šiaip žmonių prisidėjo prie šito projekto. Ačiū visiems žmonėms, kurie paaukojo pinigų, surinku 420 eurų, kas labai nesitikėjau. Tai ačiū visiems. Jo, ir viskas tuom ir pasibaigė. Iki dabar pusiau esu taip išplaukęs aš toj kelionėj, ten vis dar į kairę į dešinę lakstau ir manau, kad tikrai ateityje dar ne vieną tokį, manau, kad nufilmuosiu, nes iš tikrųjų labai patiko, gal ne vienas, gal su kažkuom kitu apkeliausiu, bet apibendrinant viską, tai manau, jog viskas pavyko dar geriau negu tikėjaus, viską padariau dar geriau negu buvau užsirašęs plane ir scenarijų įvykdžiau geriau negu buvau pasirašęs plane. Oras buvo šiek tiek kirtis, bet kaip sako, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. O dabar aš noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū, kad žiūrėjo šitą video, jis turėjo gautis tikrai, manau, ilgas, pažiūrėsim sumontavus. Pasubscribinkit šitą kanalą, palaikinkit šitą video, nes tai labai motyvuoja mane toliau tęsti mano užsibrėžtus tikslus ir sugalvotus projektus. Tai ačiū Jums labai, kad žiūrėjot, čia su Jumis buvo Vakaris ir laukit sekančių projektų. Viso.